Ir niuansas yra tas, kad mes neįsivaizduojat, kiek dažnai nesutinkam. Mes norim pakeist savo partnerį, nors kalbam, kad nenori, kad mylim jį. Mes nepriimam ir iš tikrųjų jo nemylim. Ir realiai pokalbis apie kažką labai svarbaus gaunasi tada, kada kalba du nusiraminę žmonės ir maksimaliai vienas su kitu, vienas kitą priimantis. Tai yra reti atvejai. Ir nepaisant to, kad yra technikos, su kuriom galima šiek tiek padaryti, bet pagrindinė technika yra praktiškai pusvalandį laiko klūpėti ant kelių ir priimti savo partnerį visais aspektais. Baigti su juo ginčytis, nes aš ateinu, bandau įkeisti, bandau su juo ginčytis, aš iš principo ateinu su opozicija jam, kad tu netoks. Ir kol aš ateinu iš opozicijos į savo mylimąją arba mylimąjį, kad tu netokia, tu netoks. Joks susikalbėjimas poroje neįmanomas niekaip. Nes mes esam saugus su žmonėm, kurie iš principų mus priima. Ir mes esam poroj, kaifuojam tada, kai iš principo esame savo partnerių priimami. Ir nesusikalbėjimo pagrindinė priežastis yra vienas kito nepriėmimas iš... Nes kol aš nesutinku su savo pašnekovu, jo charakteriu, jo gyvenimo istorija, jo netobulais tėvais ir jo pačiu netobuliu, kaip jis netobulai su manim elgėsi, kol aš to neapkabinu savo viduj, kol aš neapkabinu savęs, nėra savigarbos, nėra pagarbos ir visam tame galima kiek nori taikyti technikų, kol nėra va šitų esminių elementų. Aš su jautrumu, su pagarba sau ir tau ateinu, bet aš pirmą praktikuoju, kad aš su viskuo sutinku. Nes aš galiu šokti su partneriu tik tai tada, kada aš esu jį apkabinęs. Aš nemačiau šokių, kada vienas kitą stumdo nuo savęs, nesutinka. Gal ir yra tenais muštynių imitacija, tai vat vienas prieš kitą arba hip-hopę. Taip, vienas žiūri ir tipo, nieko čia gero, kitas, taip, o kitas šoka. Bet iš principo visi šokiai tarp vyro ir moters yra apsikabinus. Ir žinokit, to nesusimuliuosit apkabinimo niekaip. Ir mes daugelis bijom, kad jeigu mes sutiksim su partneriu ir pakelsim klausimą, greičiausiai mes vėlgi prarasim save, mes nusileisim. Ir čia yra suplakami du elementai. Meilė, priėmimas ir sakymas to, ką noriu. Nes kai aš ateinu ne į karą, sakydamas, ko aš noriu, aš greičiausiai manęs girdės, nes tame toj komunikacijai bus meilės įžanga. O jeigu aš ateinu su karu kariauti dėl to, ką pasiimti, aš gausiu karą atgal, nes pareina už motivaciją karo. Ir mes nesusikalbam todėl, kad mes jau įeinam nesikalbėti, o ginčytis, muštis, traukti, stumti, daužyti, žeminti,